Vaikas gali linkčioti, žiūrėti į mokytoją ir netgi pasakyti, aš klausau, bet ar jo dėmesys iš tikrųjų sutelktas? Žodžiais galime pasakyti vieną, tačiau labai maži akių judesiai parodo, kur smegenys iš tiesų nukreipia dėmesį. Ingrida, ir kaip tai įmanoma? Kai sutelkėme dėmesį į svarbų signalą, mūsų akis atlieka nevalingus judesius vadinamus kognityvinė vergencija. Mes jų sąmoningai nekontroliuojame. Ir būtent juos pastebi Bigės testas? Taip, maždaug 12 minučių žaidimą primenančios užduoties metu akių sekimo technologija fiksuoja šios judesius, o sistema analizuoja jų modelius. O ką parodo galutinis rezultatas? ADHD tikimybės rodiklį, simptomų įverčius ir jų sunkumo lygį. Rezultatai aptariami su specialistu, nes Bigės nėra diagnozė, o papildomas įrankis, padedantis aiškiau suprasti situaciją. Vadinasi, akys gali parodyti tai, ko kartais nepastebime net kasdien būdami šalia.